Vilniaus ekologijos mokymo centras. Čia dabar 1,5 metų žadu praleisti, mokytis. Pasirinkimas bevystant sveikam kūnui, tai vis daugiau besinominti sveikatą, neutralumų ir panašiai. Atradau superinius natūralios kosmetikos mokymų programą, kas tikrai labai nustebino, kad Lietuvoje yra, kad galima tokio dalyko mokytis ir gyti specialybės. Tai nusprendžiau, stojau, labai pasisekė, nes keli žmonės atkrito, atsidarė laisvas vietos ir paskutinių kvietimų pavyko, kas tikrai yra labai įdomu, smagu, nes ten vyksta konkursai, kad patekti ir panašiai. Tai ateinančius 1,5 metų mokysiuos natūralios kosmetikos gaminimo pagrindų, specialybės ir panašiai. Kas tikrai labai stebėtina, kad nėra tik tai ten praktinis visas tas dalykas, kaip kur kas gaminasi, dedasi tokios tam tikros cheminės žinios, bet ir kosmetikos registravimas, sudėtis, dokumentų paruošimas ir visi tie dalykai, kurie šiaip tai užsiemant ir prekybą, prekės ženklo kūrimo yra labai svarbios. Svarbus tie visi dalykai, tai tiek yra džiugu, tai 1,5 metų laukia to tokio dar vieno papildomo žingsnio į priekį. Ir šiaip man pačiam yra įdomu mokytis ir domėtis tuo, kuo gyveni ir darai, užsiemi, kad nėra vien todėl, kad tu žinai, sakai apie natūralumą, čia, kad būtų natūralu, sveika ir panašiai, tačiau galima gilintis visą šitą ir daugiau paaiškinti iš gamybos procesų, kaip visą tai, kaip į ką reikia atkreipti dėmesį ir panašiai, ir tikiuosi, kas kiek laiko galėsiu pasidalinti kaupiamomis žiniomis. Jau kurį laiką apie tai gyvenu, to domiuosi, bet dabar bus galima ne tik tai domėtis, bet ir praktiškai paliesti, kai mes smagu eina labai darbus su praktikomis suderinti, o toliau teorinę dalį, tai namie skaitaisi, domiesi, darai tą patį, kai ir darei, dar tik tai atsiskaitimai laukia, bet tai toks žingsnis, tokios įdomios naujienos. Ką jūs galvojat, ar žinai, nuo marketingo IT pereit prie tam tikros gamybos pagrindų, įdomus kitą kartą būna gyvenimiški žingsniai.